Čia podcastas InBank kalba, o šiandien mūsų dėmesio centre kredito istorija ir asmeninė reputacija finansų pasaulyje. Drauge pamėginsim išsiaiškinti, ar kredito istorija apskritai yra svarbi netgi tiems žmonėms, kurie niekada nesiskolino. O su manimi kartu Juta Kučiauskienė, Scorify veiklos vadovė. Sveiki, Juta. Labas. Kuo užsiima jūsų įmonė? Pirmas toks klausimas. Ir kaip esate susiję su kredito reitingais, duomenimis, finansais ir kur paprastas žmogus gali susidurti su jūsų sprendimais ir su jūsų veikla? Mes esam, sakyčiau, tokie kaip nagliai šulyje, ar ne tik kalbam ne apie orus, o apie tai, kaip ar klientas bus skolingas, nebus skolingas ir panašiai, ar ne? Tai Scorify'us yra duomenų analitikos tokia įmonė. Mes surenkam informaciją iš įvairių registrų, viešųjų registrų, ar ne, privačių registrų, nes tokių taip pat yra. Analizuojam tos duomenis ir tada skaičiuojam kliento tikimybę tapti skolingu. Skolinga, aišku, kiekvienas supranta skirtingai, ar ne, bet kiek tikėtina, ar ne, kad klientas nebegrąžins prisiimto įsipareigojimo. Tai čia turbūt ta paslauga ar ne mūsų verslui, o paprastas žmogus tai mato labai, tokių žemiškose dalykuose, ar ne, aš ateinu sudaryti paskolos sutarties, sudaryti sutarties telefonui įsigyti arba sudaryti sutartį dėl mobiliojo ryšio operatorių, ar ne, paslaugų. Tai ta įmonė, ar ne, kreipiasi į mus, mes jų vardu, ar ne, surenkame informaciją, suskaičiuojam tą tikimybę, ar ne, ir tuomet jau įmonė sprendžia, ar ne, suteikti tą įsipareigojimą klientui, ar nesuteikti. Bendradarbiauti su juo, ar ne? Taip, ar bendradarbiauti, ar ne. Taip. Ar galėtumėt nesudėtingai paaiškinti du tarpusavyje panašius terminus - kredito reitingas ir kredito istorija? Kuo jie skiriasi? Kredito reitingas yra tavo finansinio gyvenimo istorija, ar ne? Kaip tu prisijimi kažkokius įsipareigojimus, dažniausiai tai yra finansinius įsipareigojimus, kaip tau sekėsi juos grąžinti, ar juos grąžindavai laiku, ar vėlavai ir panašiai, ar ne? Tai yra kredito istorija. Kredito reitingas yra, mes visą tai apibendrinam, ar ne, ir suskaičiuojam kredito reitingą. Tai labai paprastai, taip supaprastintai, ar ne, kredito istorija prilyginčiau mokyklai, ar ne, per semestrą, per trimestrą, ar ne, gauni kažkokius pažymus ir semestro pabaigoje tau išveda vidurkį. Tai tas vidurkis ir yra kredito reitingas. O ta skaitinė reikšmė čia maždaug 10-baliai sistemoje ar 100%? Šimtais, taip. Šimtais. Ir pagal tai Taip, kuo daugiau balų, ar ne, tuo geresnis tavo reitingas. Kiekvienas iš mūsų turi reitingą ir kredito istoriją, nes iš tikrųjų, kada tai pradedama skaičiuoti? Ar kai man 18 metų sueina, ar kai pilnametis žmogus pasirašo kokią nors sutartį ir prisima pirmuosius įsipareigojimus. Nežinau, sudaro, pavyzdžiui, banko sutartį dėl paslaugų teikimo ar dar kažką. Ir čia irgi labai svarbus dalykas, ar ne, kad kredito reitingas nėra statinė reikšmė, ar ne, kad tuo metu, kai ateini kažkur sudaryti sutarties, tuo metu yra vykdomos kažkokios užklausos ir iš naujausių duomenų mes suskaičiuojam tą kredito reitingą. Kredito reitingą mes galim suskaičiuoti tiem asmenim, kurie galbūt įsipareigojimų neturėjo, ar ne? Tai čia turbūt atsakytų į tą klausimą, jeigu man 18, ar ne, ar aš turiu tą kredito istoriją. Tai kredito istorijos kaip po tokios nebus, ar ne, bet mes surenkame informaciją ne tik, pasakykime taip, kad apie tuos įsipareigojimus, ar ne, bet šiek tiek ir daugiau. Ir kartais įtakos gali turėti, nežinau, tokie dalykai kaip kur tu gyveni, ar ne, koks galbūt nusikalstumumas aplinkui ir panašiai. Oho. Bet tai nesudaro ar ne kažkokio esminio dalyko, ar ne, bet tai yra gali būti viena iš tų dedamųjų. Tai čia kaip pavyzdys. Kitaip tariant, galbūt vertinamas potencialas žmogaus, netgi ir uždirbti pinigus, nuo to ir priklauso ta geografinė padėtis, dar kažkas, ar aš teisingai suprantu, kad iš tokių smulkių dalelių susideda visas bendras paveikslas. Tai yra bendras paveikslas, ar ne, tai taip.
įsipareigojimai, ar ne, pajamos taip pat turi labai daug, ar ne, to svorio, kiek tu uždirbi. Turi įtakos ir tokie dalykai, kaip dažnai tu kreipiesi dėl kreditų, ar ne? Jeigu dažnai kreipiesi, tai jau nėra gerai, ar ne? Tai jau yra kažkoks požymis, kad galbūt šitas klientas negeba, ar ne, susidoroti su savo, teisingai ar ne, susidoroti su priimtais įsipareigojimus, ar tiksliau vykdyti juos. O jeigu laikysim, kad kredito istorija yra tam tikra prasme žmogaus finansinė reputacija, jeigu taip galima pasakyti, būtent tai yra. Kaip ją turėtumėm puoselėti, kokios yra pagrindinės taisyklės, kaip tą daryti? Mes turim tikslą, kad ta reputacija mūsų būtų gera, o kaip finansinė reputacija, čia gali būti jau šiek tiek sudėtingiau. Koks yra tas ABC? Pirma, turbūt reikėtų pabrėžti, ar ne, kad nereikėtų tada prisimti, ar ne, kažkokių finansinių įsipareigojimų, vien tik tuo tikslu, kad būtų tavo, ar ne, kažkokia kredito istorija, iš kurios jau ten paskui galėtumėm labai suskaičiuoti gerą balą, ar ne. Jeigu turi tikrai realų poreikį ir matai realią naudą, tai tada taip prisimi finansinį įsipareigojimą ir tada tikrai turi užtikrinti, ar ne, ir stengtis jį vykdyti visą laiką laiku. Nes kiekvienas vėlavimas, ar ne, atsiliepia tai tavo kredito istorija, ar ne. Vadinasi, tu pasižadi, bet pažadą netesi, ar ne. Tai bankas negali būti tikras, kad šitas asmuo, ar ne, man grąžins visą paskolintą sumą. Kitaip tariant, neatsakingi finansiniai sprendimai, netgi jeigu jie yra iš pažiūros smulkus, jeigu tai yra kažkoks smulkus pirkinys, jeigu jis yra neatsakingas ir tu neapskaičiuoji, kaip tu elgsiesi toliau, tai gali pabloginti tavo kredito istoriją. Kaip lietuviams sekasi su įsipareigojimais, su atsakomybėm mūsų šalyje? Ir kaip mes atrodom galbūt Europos kontekste? Ar yra tokių tautų, šalių, gyventojų, kurie labai lengvai tuos pinigus paleidžia ir, kaip lietuviai, kaip mes elgiamės? Dėl kitų ar ne užsienio šalių, tai aš nepakomentuosiu, kaip lietuviai ar ne atrodo, bet pastebim dabar, analizuodami duomenis, kad atsiranda daugiau ir daugiau ar ne skolų, bet tų skolų, kurios jau yra parduodamos išieškomi. Tai yra jau tos beviltiškos skolos, kur kreditorius sako, aš viską padariau, nieko nebegaliu ar ne padaryti daugiau. Tai jų daugėja. Taip, žmonės galbūt pervertina, ar ne, tas savo galimybės. Ir dar galvoju, ar ne, galbūt pratęsiant tą mintį, kad prisimti kreditą vien tik tam, ar ne, kad tu susidarytum tą kredito istoriją, reikia nepamiršti, kad gyvenimas bėga savo tėkme ir ne viską tu suplanuosi, ar ne. Ir kartais net ir pasimtas mažas kreditas, kai tu prarandi darbą, ar ne, arba tavo tiesiog pajamos drastiškai sumažėja, arba atsiranda tokių neplanuotų didelių išlaidų, ar ne, tai jau pasidaro ar nepakankamai sudėtinga tą kreditą grąžinti. Tai sakyčiau, kad mes tą pastebim dabartiniuose duomenyse, ar ne, kiek tų skolingų klientų atsiranda ir daugėja kas mėnesį. O kai sakote, skolų daugėja, tai čia skolininkų daugėja ar tiesiog suma auga? Ir tas ir tas. Ir kas tai lemia, nežinau, infliacija, prekės brangsta, dėl to skolos didėja, ar atsakomybės trūkumas, nežinau, kokios yra pagrindinės priežastys. Aš manau, kad tai gali būti visko ar ne, visuma, bet turbūt pagrindinis dalykas, ar ne, kaip pats pervertini, ar ne, savo galimybės, nes prisimdamas tą finansinį įsipareigojimą, tu turėtum įsivertinti, kad o kas būtų, jeigu būtų. Juta, ar galėtumėte atskleisti, kas konkrečiai formuoja tą žmogaus kredito reitingą, kokie žmogaus veiksmai, priimti kasdienėme gyvenime, nežinau, nuėjus į parduotuvę, mokant sąskaitas ir taip toliau, yra matomi jūsų sistemose. Kokie duomenys jūs pasiekia, su kuriais jūs dirbate, su kuriais dirba jūsų duomenų analitikų komanda? Tam, kad suskaičiuotumėm kredito reitingą, tai yra ta kredito istorija, ar nesvarbu, tai kaip tu vykdai, ir čia irgi dvi labai skirtingos dalys, kaip tu vykdai dabartinius įsipareigojimus, ar ne, ar jos vykdai laiku grąžini ir panašiai, ar ne. Kita dalis yra,
ar tau yra nepasisekę grąžinti, ar tu vėlavai, ar galiausiai tas skola ar ne susidarė už kelis mėnesius ir ta skola galiausiai buvo parduota ar ne, mes jau tokias vadinam blogomis skolomis. Ir apskritai finansų rinkoje, ar ne, mes tai vadinam blogom. Tai šitie du, sakyčiau, tie pagrindiniai dalykai, bet taip pat informacija per mus, ar ne, praeina kreditorių vardu, kiek klientas uždirba ir panašiai, ar ne, kreditoriai labai skirtingai vertina ir vertina labai skirtingus dalykus, ar ne. Pajamos įsipareigojimai yra išskirtinai visų vertinama informacija ir tada jau priklausomai nuo kreditoriaus, nežinau, jie gali vertinti tokius dalykus kaip verslo santykiai, ar ne, ar žmogus, kuris, tarkim, aplikuoja dėl paraiškos, yra įmonės vadovas. Jei kaip įmonės vadovas ar su juo susijusios įmonės, pavyzdžiui, nebankrutavo ir panašiai, ar ne, tada tai parodo, kad tas žmogus ne tik savo asmeninių finansų negeba tvarkyti, ar ne, bet galbūt visiškai, ar ne, beviltiškas. Tai va tokia informacija. Įvairiausi rodikliai. O jeigu mes pabandytumėm taip dar supaprastinti viską ir, įsivaizduokim žmogų, kurio kredito ir istorija, ir reitingas, kaip išvestinė, yra idealus. Kas tai per žmonės? Aš turiu galvoje ir, kokios pajamos turėtų būti čia Lietuvoje ir kiek tų įsipareigojimų, kiek, nežinau, kompiuterių tas žmogus turėtų būti nusipirkęs, kiek telefonų, kiek dar kažkokių turėti, tokių įsipareigojimų, už kuriuos netgi galbūt moka ir menkas sumas, vos 15 ar keliasdešimt eurų per mėnesį, bet, kas yra tas žmogus, kuris sakytų, švarus žmogus. Šitas patikimas, su šituo dirbti galima. Ir tokią informaciją jūs teikiate savo klientams. Tai tokio vieno dalyko tikrai nėra. Tai kadangi vertinama yra visuma, toks kratiniais, ten yra sudedami ar ne skirtingi svoriai ir visa kita, ar ne, tai tokio vieno portreto galbūt ar ne kliento neturim. Kartais ir su mažesnėm pajamom, ar ne, klientas gali turėti tą geresnį reitingą negu tas klientas, kuris uždirba, nežinau, 7-8 tūkstančius, ar ne. Nes galbūt tas, kuris uždirba 7-8 tūkstančius, išlaidauja. Arba išlaidauja, ar ne, nes taip pat yra labai svarbus dalykas, koks yra santykis tarp to, kiek tu gauni ir tai, kokie yra tavo įsipareigojimai. Čia irgi svarbi dalis. Kad sugadintum savo kredito istoriją ir reitingą savo ruožtu, ar užtenka vos kelių pavėluotų sąskaitų, nežinau, kas dabar šaltuoju metų laiku aktualu, sąskaita už šildymą, pavyzdžiui, tu gali pradelsti, gal net ir netyčia, bet ar užtenka vos kelių tokių atvejų, nežinau, per kokį laiką, sakykime, per metus ar ten per 5 metus, kad tai reikšmingai pasijustų kredito reitingo, vertinant jį. Tai ne vienareikšmiškai, bet taip, jeigu klientas vėluoja mokėti daugiau negu 3 mėnesius, ar ne, tai tarkim už tą patį šildymą, už vandenį, už bet ką, ar ne, jau kalbu ne tik apie tos finansinius įsipareigojimus, ar ne, bet negeba vykdyti ir tų paslaugų, ar ne, tarkim sutarčių. Bet ta pati taisyklė galioja ir finansiniam įsipareigojimai. Tai toks klientas paprastai jis net nėra kredituojamas, jam nebėra išduodami jokie kreditai, ar ne? Nes ta informacija yra pateikiama jau į kreditų biurus, mes matom, kad tas klientas skolingas, ar ne? Tai iš esmės mes to tikslo skaičiuoti tikimybę, kad klientas taps skolingas, jau nebėra, nes tas įvykis jau įvyko, klientas jau skolingas, jau jisai rodo, kad jisai negeba vykdyti bet kokių įsipareigojimų. Bet turbūt jau čia yra tie kraštutiniai atvejai, kai tu jau kreipiesi, prašai kredito ir tu jo tiesiog negauni dėl to, kad tavo kredito istorija, prasta, tai čia jau, sakykime, kraštutinumas. Bet jeigu tas reitingas netoks geras, kaip galėtų būti, su kokiamis problemomis tada tu susiduri? Pavyzdžiui, moki didesnės palūkanas. Taip. Tai būtent tas kreditingumas atsiliepia į tai, kad tu gauni geresnės arba blogesnės sąlygas.
Taip. Ir tu kreditą gauni, bet jisai gali būti brangesnis, ilgesnis laikotarpį, bet kas irgi taip pat susiveda, ar ne, į didesnę kainą, ar ne, to kredito. Ir tai galioja būsto paskoloms, automobilio finansavimui, viskam absoliučiai. Taip. Ar galėtumėt pateikti kažkokių konkrečių pavyzdžių, kai žmogus dėl prastos kredito istorijos ar reitingo realiai susidūrė su kažkokia problema? Nuosmeninant be jokios abejonės. Bet atėjo žmogus, čia paskaičiuota kažką ir rezultatas toks, koks yra. Mes paprastai nesusidurėm su tais fiziniais asmenimis, ar ne? Su jais susiduria tie mūsų jų verslo klientai, kurie mes teikiam paslaugas, bet vieną iš sistemų mes turim Mano Scorify, kur klientai gali prisijungti prie sistemos, ar ne, ir pasižiūrėti, kaip daugiau mažiau kreditorius mato tą klientą, būtent kreditoriaus, ar ne, akimis. Tai būna, kai klientas prisijungia ir tada sulaukiam laiškų ar ne, žinučių, o kodėl čia yra pas mane skola, o kodėl čia mano tas reitingas toks mažas ir panašiai. Tai taip būna ir taip teisingai dar būna tokių atvejų, kai kreditorius galbūt nukreipia į mus kreiptis dėl kokių priežasčių, čia yra ta kabanti, pavadinkim, skola, tai taip, klientai tada pradeda ieškoti atsakymų pas mus, kodėl ten yra kažkokia skola, nes jie negavo kredito įmonei X. Ir ką jūs jiems paprastai sakot? Jūs atskleidžiat viską, tas priežastis, ar... Mes atskleidžiam tai, paprastai tai būna išimtinai tik tie atvejai, kai klientas yra skolingas ir kai yra mums atiduota informacija apie skolą, ar ne, kažkokią. Mes administruojam kreditų biurą, kuriame įvairūs kreditoriai keičiasi informaciją, ar ne. Tai ta informacija būtent apie tuos finansinius įsipareigojimus, kaip klientui sekasi, ar ne, kiek jisai per mėnesį moka ir panašiai, kokio ilgio galbūt tas kreditas, ar sumokėjo, ar jisai vėluoja dieną ar dvi, ar ne, kokie delspinigiai tam klientui galbūt paskaičiuoti ir panašiai. Tai taip, tada klientai skambina ir tiksliau rašo, ar ne, ir sako, o kodėl čia pas mane skola? Pas jūs skola todėl, kad kreditorius A ar ne pasakė, kad čia pas jūs yra skola, ar ne, kad jūs negrąžinote to kredito, ar ne. Tai tada jau klientai, čia visgi kažkur ta informacija matosi, gerai, tai man čia jau reikia susisiekti, ar ne, ir galbūt padaryti tą grąžinimą, ar ne. Tai jūs užsiminėte apie tą paslaugą Mano Scorify, kur tu gali pasitikrinti savo kredito reitingą. Tai mokama paslauga, nemokama paslauga, lengvai prieinama, man paprasta tą būtų padaryti, ar aš turėčiau dar kažkaip ten jungtis, prisijungti? Reikėtų prisijungti, viena ataskaita yra nemokama, ar ne, tai gali tiesiog prisijungti, pasižiūrėti ir panašiai. Ir pasmalsauti. Tai. Kad nesusidurtum su netikėtumais atėjęs į kažkokią įstaigą, kur jau tau reikės paslaugos, daikto ar kažko. Dar štai klausimas, galbūt labiau techninis, ar žmonėms apskritai verta kaip nors sąmoningai susikurti tą kredito istoriją. Pavyzdžiui, paimti nedidelę kažkokią paskolėlę ir, įsipareigojimas nedidelis, mano pajamos pakankamos, kad aš sąžiningai ten sumokėčiau kažkiek tai ten tų mėnesių, tada savo ruoštų žinodamas, kad man reikės geresnės kredito istorijos kažkokiam didesniam įsipareigojimui, pavyzdžiui, būsto paskolai, aš, pavyzdžiui, taupau nekilnojamajam turtui, pradiniam įnašui, žinau, kad aš per porą ar trejetą metų sukaupsiu reikalingą sumą, ar man verta jau dabar pasirūpinti, kažkuo mažesniu, tą mažesnę paskolėlę ir mokėti kiekvieną mėnesį po kažkokią nedidelę sumą, kad po to, po 2-3 metų būtų akivaizdu, kad, aš mokus klientas. Tai aš tai esu už tą atsakingą ar ne skolinimąsi ir skolinimą, tai tokiu tikslu, kad pasigerinti ar ne kredito istoriją, kredito imti tikrai nereikėtų, ar ne, vėlgi pasikartosiu, ar ne, reikia įsivertinti, kad gali netekti darbo, ar ne, gali atsirasti labai didelių išlaidų, ar ne, ir paskui nebegebėsi grąžinti kredito ir norėjai savo geriau, prisidarai kaip blogiau, ar ne, ir galiausiai ir čia gavosi kažkokia skola. Tai ne.
Tai toks gudravimas nelabai veikia. Ne, nelabai veikia. Ir reikia dar turėti minty, kad ta kredito istorija yra ne tik apie kažkokias paskolas arba tokius tuos tikruosius kreditus, bet lygiai taip pat telefono operatoriai, mobilio ryšio operatoriai, jie taipogi mums teikia informaciją apie tai, kaip klientai moka, ar gal labiau nemoka, tai lygiai taip pat nepiešia tą kažkokią kredito istoriją. Iš esmės, bet kokia sutartis, kurią tu turi, su kažkokiu įsipareigojimu mokėti, kažkuriuo etapu, mes galim tą informaciją pamatyti, ypatingai jeigu klientas taps vėluojančiu. Tai va. Tai kitaip tariant, trumpai, netrumpai. Sutartis, įsipareigojimas, jeigu tu jį turi, tai būk mielas malonus ir vykdyk, nepaisant to, kokia tai yra suma. Keli eurai, 14, keliasdešimt ar keli šimtai per mėnesį, tavo įsipareigojimas yra tavo atsakomybė. Taip. Ir įvairius, žinoma, kreditoriai turi labai skirtingas vadinamasis kredito rizikos tą apetitą. Tai vieniem 5 eurų skola jau yra visiškai, mes to kliento nekredituosim ir su juo nenorim pradėti kažkokių sutartinių santykių. Kiti tą sumą gali toleruoti ir turi šiek tiek aukštesnę tą kartelę. Dar noriu pasiteirauti dėl, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie tiesiog dėl karjeros arba dėl tam tikrų gyvenimiškų aplinkybių, pavyzdžiui, dažniau keičia darbą. Būna visko. Arba, nežinau, naujos kredito kortelės išėmimas, ar tiesiog banko, komercinio banko, su kuriuo tu sudarai paslaugų sutartį, pakeitimas kitų. Ar tokie pokyčiai, kurie lyg tai natūralūs, bet gali sukelti tokį lyg tai klausimą, o kodėl čia taip, ar tai mažina kredito istoriją ir kredito reitingą, ar visiškai tai yra nesusiję dalykai? Banko keitimas, tokios informacijos mes nematom, tai įtakos neturi, bent jau mūsų tiem reitingam kuriuos skaičiuojam, tai įtakos neturi. Kredito kortelės keitimas jau jau gali būti tas neigiamas veiksnys, kas neigiamai paveiks savo tą kredito istoriją. Kredito kortelė yra finansinis įsipareigojimas. Tu įsipareigoji bent 2 metam, ne 2, 5 metam turėti tą kortelę. Tai kad tu atsidarai, užsidarai, po kiek laiko vėl kreipiesi ir vis vertinės, tai tie vertinimai rodo, kad tu negebi susidoroti galbūt su savo finansais, tu esi linkęs skolintis ir tai gali turėti tą neigiamą. O jeigu aš tiesiog turiu kredito kortelę ir nenaudoju tų lėšų, tiesiog turiu sutartį? Tai tiesiog turi įsipareigojimą. Tai yra įsipareigojimas. Kurį irgi vykdai, jeigu viskas tvarkingai toj sąskaitoj darosi. Taip. Įsivaizduokim, kad praeityje žmogus padarė tam tikrų finansinių klaidų. Ir galbūt neatsakingų finansinių sprendimų dėl gyvenimiškų aplinkybių ar tuo metu elgėsi neprotingai, o dabar jau elgėsi protingai, įsivaizduokim. Ar galima kažkaip tai ištaisyti, pakoreguoti kredito reitingą, ar čia jau iki grabo lentos, jeigu dabar yra šiandien blogai, ar rytoj gali būti gerai, ar vis dėlto visam gyvenimui? Ta informacija apie bent jau konkrečiai tuos finansinius įsipareigojimus yra saugoma 10 metų. Tie labai senos skolos galbūt turi mažesnę reikšmę, lyginant su tuo, ar klientas turi dabar tų skolų, bet tai įtaką turi. Tačiau dar svarbu pabrėžti, kad tai, kaip tu gerai vykdai įsipareigojimus, tai daro teigiamą įtaką, ir kažkaip ilgalaikiai perspektyvoj, tai atsveria. Gal tas tavo balas nebus pats aukščiausias, 10 negausi, bet jau ant 8 galbūt ir temsi, tai taip.
O tą 10 metų terminą galima vadinti tam tikrų, nežinau, finansinių restartų. Jeigu tu, praeina 10 metų, jeigu tu, pavyzdžiui, dabar 25-26 metai ir, tai, kas buvo 2015 metais, tavo klaidos iš 15-14 metų kaip ir pasimiršo, nes jau čia 10 metų praėjo, kaip ir tokia senatis, o dabar jau štai prašom. 10 metų yra skaičiuojama ne nuo to fakto, kad atsitiko, nelaimė ar ne, nesugebėjai grąžinti kredito, bet 10 metų nuo sutarties išmokėjimo, ar ne? Tai tie 10 metų gali būti ir 15, ir 20 ir panašiai, ar ne? Tai ir galvoju, prieš tai, ko neatsakiau, ar ne, dėl darbdavio keitimo, ar ne, ir čia yra labai, labai svarbus dalykas ir tikrai žinau, kad kreditoriai su tuo susiduria, ar ne, ir galbūt žmonės nežino, tai dažnas darbo keitimas, dažnesnis negu ten 4 mėnesiai, ar ne, tai nėra gerai, iš esmės tu negali gauti kredito. Kreditorius ar ne, bankas ar ten vartojimo kredito davėjas turi žinoti, kad tu gauni pajamas, jas gauni stabiliai. Tai reiškia, kad turi praeiti bandomasis laikotarpis. Bandomasis laikotarpis praeina, tai tu tik 4 mėnesį nuo įsidarbinimo gauni atlyginimą. Tai kai gauni tą atlyginimą, tada jau kreditorius gali sakyti, kad šitas žmogus dirba ar ne, ir jisai uždirba 1000 eurų ir nuo 1000 eurų aš dabar jau galiu suskaičiuoti, kiek klientas gali prisimti tų įsipareigojimų. Aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams mes įnešam šio pokalbio šiek tiek daugiau aiškumo, o tai pokalbio pabaigai, tai vis dėlto ar galėtumėm dar kartą sudėlioti akcentus, tokį paprastą, galbūt atsakingo finansinio elgesio tą ABC vadinamį, kad galėtumėm užtvirtinti ir realiai padėti žmonėms, kurie dabar mūsų klauso, turėti gerą kredito istoriją, gerą kredito reitingą, kad jiems nekiltų sunkumų ateityje. Tai labai svarbu skolintis tada, kada tikrai reikia. Vienas. Tikrai įsivertinti, ar tu gebėsi jį grąžinti ar ne. Tai įsivertinti be abejo padeda ir priežiūros institucijos, kaip Lietuvos bankas ir panašiai. Tai įsivertinti rizikas ir, sakyčiau, įsivesti tokią higieną, ar ne? Jeigu aš žinau, kad aš kartais pamirštu padaryti tam tikrus dalykus, nusistatyk tos periodinius mokėjimus už tam tikrą įsipareigojimą, ar ne? Ir tegu automatu jau ten tie pinigėliai iš tavo sąskaitos keliauja ir grąžinti tą kreditą laiku, tada, kada sutariai, kad grąžinsi. O jeigu pamiršai sumokėti, praleidai mokėjimą, tai čia tas pats kaip gerti vaistus, kaip sako, kai tik prisimeni, tai iš karto. Iš karto, taip, teisingai. Podcast'e Inbank kalba viešėjo Juta Kučiauskienė, Scorify veiklos vadovė. Sėkmės darbuose. Ačiū Jums. Ačiū.